su kartelėm. Minusas ir pliusas kaip faktas iš vis neegzistuoja. Visa problema yra tas konkretus sąmonės taškas, tai esat jūs ir jūsų požiūris į tai. Daugiau nieko. Padėti kitiems, jūs oficialiai priskirsit prie pliuso. Aš jums dabar apversiu į kitą pusę ir pasakysiu, iš tikrųjų padėti kitiems tai yra pats didžiausias minusas. Dėl ko? Man čia vieną dieną skambino Daurė, mano kolegė ir sako, žinai, paskaičiau tokią ofigeną knygą, ten žmogus, reiškia, iš plastiko siuvo batus ir tu perki vienus batus ir kitus padovanoji vaikams Afrikoje. Reikia su veidoskaita kažką panašaus padaryti. Aš jai sakau, yra gyvenime dvi strategijos. Pirma iš jų tai yra duoti žuvį, antra yra išmokyti žvejoti. Tai aš sakiau labiau vadovaujant tą techniką, kad reiškia, būtų idealus variantas tą žmogų išmokyti žvejoti. Asmeniškai aš, garbingai sakau, visiškai netikiu jokiom labdarom, jokiam pagalbom kitiems, paaiškinsiu dėl ko. Jūs, padėdami kitiems, padedat jiems tik tai degraduoti. Tai dabar žiūrėkit. Jūsų gėris iš karto patampa blogiu. Paaiškinsiu iš paprasto pavyzdžio. Prie jūsų Vilniuje prieina benamis ir sako, duok eurą. Jūsų tipinis atsakymas smulkiais ar popieriniais. Ne, aš sutirštinu, bet principas tas pats. Prie manęs prieina benamis ir sako, duokite eurą. Sako, bičias, aš to panašus į tą, kuris tau nori sugadinti gyvenimą. Jis sako, kaip tu man sugadinsi gyvenimą? Nu, žiūrėk, sako, paprastai, tu dabar, sako, iš principo sėdi šūdę. O jau toliau nebėr kur. Ir sako, žiūrėk, aš tau padavęs tą savo eurą, tu dabar nusipirksi bulkos ir alaus, bet ir pasiliksi šūdę. Tu problemos neišspręsi. Jeigu, sako, dabar aš tau neduosiu eurą, sako, aš tau padarysiu gerą darbą. Tu negavęs to eurą, sako, pradėsi galvoti, blemba, valgyti tai nori. O eurų nieks neduoda, reikia kažką daryti. Vat nuo to momento prasideda atsispirimas nuo šūdo. Ir tu pradedi mokinti žvejoti. Viskas. Va čia mano gerumas iš antros pusės per tą patį minusą. Dažniausiai vidury to pokalbio tas benamis sako, eik tu nachui.